Treneri tokia turbūt itin apmaudinė sėkmė šiandien. Kas nutiko antroje pusėje, kai praleidot berot 50 taškų? Gynyba nebesuveikė, ar varžovai kažką pakeitė? Visų pirma, noriu pasakyti, kad neapmaudinė sėkmė tokia skaudi. Apmaudi tada, kada tu esi beviltiškai padėty. Aš galvoju, kad vyrus reikia būtinai pagirti ir džiaugiuosi tikrai, kaip jie žaidė, kaip kovėsi. Viskas pasikeitė, kaip mūsų išsibalansavo žaidimas šiek tiek, kada mums reikėjo kaitalioti. Pasirinko pražangos, reikėjo Rolandą keisti, reikėjo Egį keisti ir truputį išsibalansavo mūsų žaidimas ir tokios, sakysim, nenumatytos klaidos. Šiaip taip koncentruotai gynėmės pirmus du kėlinukus, viskas buvo gražu, išsibalansuoja gynyba, išsibalansuoja ir puolimas. Šiek tiek staptelėm, apmaudžiai neįmetėm, neįdėjom iš po krepšio. Jų galbūt kas netikėta, viskas būtų normaliai kaip centras. Šou pataikė 2 tritaškius. Tai čia toks, ne tai, ką netikėtas, bet paprasčiausiai gynyboje nespėjom, kur reikėjo, norėjom padėti. Tai tik tai tiek, kad skaudu, bet už vyrus labai malonu ir noriu pagirti, tikrai šauniai dirbo, kol turėjo jėgų, kol nereikėjo keisti, kol nereikėjo. Paskutinį kartą taip ir buvo suplanuota, Liujisui kamuolys? Taip, norėjau, kad verštųsi. Iš pradžių buvo tokia mintis, kad gal jeigu meta tritaškį arba Spens arba Linkevičius išleido mažesnis. Bet kada vienas taškas skirtumas, logika spaudė, vertė, kad geriau prasiveršti. Jisai greičiausias, jis toks neriantis žmogus, tikėjomės, kad jis prasiverš kažkodėl. Tai pabijojo šokti, kad išprovokuot pražangas. Neperdavim. Trenerių darbą turbūt trauktis nebelabai yra kur, reikia laimėti visas likusias 3 rungtynes. Taip, be abejo, aš čia taip sakiau, kad negalima, bet teoriškai, aišku, dar nepraradom viską.